lygtis. Ieškosim, kokie yra koeficientai. Ir mokysimės, ar kvadratinės lygtis yra pilnos ar nepilnos. Taip, kvadratinės lygtis, bendroji išraiška yra tokia ax kvadratu plus bx plus c lygu 0. Ir kadangi prie x kvadrato yra koeficientas arba skaičius a, tai tas a negali būti lygus 0. Nes jeigu a būtų lygus 0, tai tada turėtume tiesiog bx plus c lygu 0, o čia jau nebe kvadratinė lygtis, o tiesinė lygtis. Tai kvadratinė lygtis arba antro laipsnio lygtis yra todėl, kad prie nežinomojo yra laipsnis 2 parašytas. Šiuo atveju pas mus x yra nežinomasis ir pats didžiausias nežinomojo laipsnis yra 2, todėl tai yra kvadratinė lygtis. Taip, o skaičiai a, b, c, čia paspalvota spalvomis, tai yra skaičiai arba koeficientai. Tai prisiminkime, arba neprisiminkime, tiesiog panagrinėkime, ar šitos lygtis yra kvadratinės ar ne. Prie pirmos lygties yra x, bet jis yra pirmojų laipsnių, vienetukas čia yra praleistas, galim jį rašyti, jei norim. Todėl tai nėra kvadratinė lygtis. Tai yra pirmo laipsnio lygtis. Taip, antra lygtis taip pat nėra kvadratinė lygtis, nors prie nežinomojo parašytas laipsnis 2, laipsnio rodiklis 2. Bet jis yra vardiklyje. Ne? Taip, paimkime dar kelias lygtis. Irgi paimkime sutrupinam. Taip, pirmoji lygtis yra kvadratinė, nesvarbu, kad yra trupina, bet x kvadratu yra ne vardiklyje. O tiesiog x kvadrato yra dauginamasis, kuris žymimas a, 2/3. Ir antra lygtis taip pat yra kvadratinė, nes yra x kvadratu. Dabar, jeigu yra visi nariai, tai yra ax kvadratu plus bx plus c lygu 0 ir a nelygus 0, b nelygus 0 ir c nelygus 0, tai šita kvadratinė lygtis yra pilnoji. Jeigu kurio nors nario trūksta, tada yra nepilnoji kvadratinė lygtis. Taip, a, b, c, tai bet kokie skaičiai gali būti teigiami, gali būti neigiami, gali būti vienetas. Tai tada tas skaičius bus tiesiog praleistas. Pavyzdžiui, x kvadratu plus 3x minus 4 lygu 0. Prie x nieko nėra, bet tai mes negalim sakyti, kad tai yra 0, nes jeigu būtų 0, tai būtų 0 kart x kvadratu, būtų tiesiog 0 ir šito pirmo nario nebūtų. Taigi, mes čia praleidom vienetuką.
Nes žinome, kad 1 kart x yra tiesiog x. Vienetą daugyboje galima praleisti, o tarp skaičiaus ir raidės taip pat yra praleidžiamas daugybos ženklas. Taigi šitoje kvadratinėje lygtyje koeficientas a yra lygus 1, b yra lygus 3, o c yra lygus, atrodytų, kad 4, bet iš tikrųjų yra lygus -4, nes bendroji kvadratinė lygtyje yra čia pliusai. Tai mes šitą lygtį galim perrašyti pagal tą išraišką, būtų 1x kvadratu plus 3x ir pridėti -4. Va, iš čia ir atsiranda tas -4. Tai va, imkim dar vieną lygtį, sakykim, -x kvadratu minus 4x ir plus 9 lygu 0. Tai mums reikia taip pat parašyti, kam lygus a, kam lygus b ir kam lygus c. Tai kaip ir anksčiau, čia yra praleistas vienetukas, taigi a yra lygus -1, b jau žinom, kad reikia imti su ženklu, tai bus -4, nu 9 taip pat reikia imti su ženklu, bet pliusą galim praleisti, tai tiesiog c yra lygus 9. Imkime kitą pavyzdį. Sakykime, turim lygtį 3x minus 4x kvadratu ir plus 9. Nedaug skiriasi nuo pirmos lygties. Tai vėlgi surašom, kamgi lygus a, b ir c. Arba iš karto matom, arba galim pataisyti lygtį. Į pirmoje vietoje turi būti x kvadratu. Taigi, šitą narį rašom į pirmą vietą, tai bus -4x kvadratu. Antroje vietoje turi būti narys su x, tai plus 3x. Čia buvo priekį paleistas pliusas, jį galima paleisti ir galia yra plus 9 lygu 0. Taigi dabar lengva surašyti, kam lygus koeficientai. A yra lygus -4, b 3 pliusą praleidžiam ir c yra 9, taip pat pliusą praleidžiam. Imkim dar įdomesnį lygtį. Sakykime, 4x kvadratu minus 3x lygu 8. Kad vėl galėtume surašyti koeficientus, jeigu dar nematome, tai irgi reiktų surašyti standartinę formą. Standartinė forma yra ax plus bx plus c lygu 0. Taigi, 8 yra kitoje lygties pusėje, mes jį turim atsikelti į kairę pusę. Tai bus 4x kvadratu minus 3x. Kai keliam kažką į kitą pusę, tai keičiam ženklą. Tai šiuo atveju buvo plus 8, keliam į kitą pusę, turėsim minus 8. Lygu 0. Ir dabar lengva surašyti jau koeficientus. Tai bus 4 minus 3 ir minus 8. Imkime dar vieną pavyzdį. Minus 3x plus 3 lygu minus
x kvadratu. Taigi vėl mums reikia surašyti, kam lygus a, b ir c. Vėlgi, vieni nariai yra vienoj lygties pusėje, kiti kitoj. Tai sukelkime vėl viską į vieną pusę ir surašykime iš eilės. Iš pradžių narys su x kvadratu, paskui su x, o toliau trečioje vietoje be x. Čia galim daryti dviem būdais. Imkim pirmą būdą, kelkime minus x kvadratą į kairę pusę. Tai kaip sakiau, kadangi yra minusas, keičiam ženklą, tai bus plius. Bet priekyje pliusą galim praleisti, todėl tai yra tiesiog x kvadratu, o toliau galim viską perrašyti, nes viskas parašyta iš eilės. Minus 3x plus 3 lygu 0. Taigi šiuo atveju a lygu 1, b lygu minus 3 ir c lygu 3. A lygu, b lygu ir c lygu. Antras būdas, tai yra ne x kvadratu kelti kairę pusę, bet minus 3x plus 3 kelti dešinę pusę. Ką tada turėsim? Čia turėsim 0 lygu minus x kvadratu toj pačioj vietoje yra. Taip, toliau keliam minus 3x, kai keliam, keičiam ženklą, tai turėsim plus 3x. Ir toliau keliam plus 3, tai keičiam ženklą, turėsim minus 3. Tai kam dabar lygus koeficientai a, b ir c? Tai šiuo atveju a yra minus 1, b yra 3, o c minus 3. Taigi visi koeficientai skaičiai yra tie patys, tik tai ženklas skiriasi. Buvo 1 minus 1 minus 3, 3, 3 minus 3. Taip, sakykim, turim dar įdomesnius atvejus. Sakykim, turim x kvadratu plus 3x ir visą tai padalinta iš 4 ir pridėti, tai bus 9 lygu 0. Taip, kokiegi čia yra koeficientai a, b ir c? Nu, pabandykime vėlgi suvesti viską į standartinę išraišką. Šitoj vietoj mes atskirskime x kvadratą ir 3x vieną nuo kito. Tai iš vienos trupmenos padarykim dvi trupmenas. Tai pirmas žingsnelis būtų x kvadratu dalinta 4 plus 3x dalinta 4 plus 9 lygu 0. Dabar pabandykime dalybą pakeisti į trupmeną, kad būtų tiesiog x ir kažkas priekyje. Tai dalinta iš 4 yra 1/4 kart x kvadratu. Čia viršuje 3, apačioje 4, tai mes galim irgi rašyti 3/4 x ir plus 9 lygu 0. Tai dabar lengva parašyti, kam lygus a, b ir c. Taigi a yra 1/4, b yra 3/4 ir c yra 9. Ir paimkime dar vienas sudėtingą ar keistą pavyzdį. Sakykime, turim
x minus 9 padalinta iš 5 ir tai yra lygu x kvadratu jeigu minus bus 5 padalinta iš 6. Taigi vėl šitą lygtį mes turim suvesti į standartinę formą. Taigi atskirkime kiekvieną narį atskirai, kad nebūtų tokios trupmenos. Taigi čia pirmoji kairėje pusėje trupmena gausim, kad tai yra x dalinta iš 5, atimti 9 dalinta iš 5 ir tai yra lygu. Ir čia padarykime tą patį, tai bus x kvadratu dalinta iš 6 ir atimti 5 dalinta iš 6. Vėlgi viskas sudėkime ar perkelkime į kitą lygties pusę. Arba į kairę, arba į dešinę. Galim kelti kairę. Tai būtų x5 minus 9, 5. Pirmą šitą keliam į kairę pusę. Buvo su pliusu, dabar bus su minusu. Minus x kvadratu dalinta iš 6. Ir minus 5 šeštosios keliam į kairę pusę. Keičiam ženklą, bus plus 5 šeštosios. Ir lygu 0. Taip, dabar vėlgi iškelkime ar parašykime koeficientą prieš x kvadratą. Taigi yra minusas x kvadratu ir minus 6 ir 6 patstumkime į kairę. Čia yra praleistas vienetukas prie x, o tai bus 1/6. Tai turim minus 1/6. Dabar žiūrim, turim plus x. Plus x dalinta iš 5. Ir dar turim minus 9/5 plus 5/6. Ir tai lygu 0. Taip, du koeficientus jau čia neparašiau. Parašysiu. Čia turi būti ne x dalinta iš 5, o x turim rašyti čia, o čia lieka 1/5 x. Ir dabar turim minus 9/5 minus 9/5 plus 5/6. Mums reiktų supaprastinti. Tai sudėkime šitas trupmenas. Trupmenos skirtingi vardikliai, tai reikia subendravardiklinti. Bendras vardiklis bus 30. Virš pirmos trupmenos parašom 6, o virš antros parašom 5. Nes čia tas 5, o čia tas 6. Taigi, 6 kart 9 yra 54 ir dar buvo minusas, o 5 kart 5 yra 25, tai plus 25. Lygu. Vardiklį peršom, nieko neskaičiuojam, o dabar prie minus 54 turim pridėti 25. Tai kai pridėsim, gausim minus 29. Taigi, ir dabar galim lygti jau perrašyti į standartinę formą. Tai minus 1/6 x kvadratu plus 1/5 x ir minus 29/30. Taigi a, b ir c yra lygu atitinkamai minus 1/6, 1/5 ir minus 29/30. Tai tiek.